Labą dieną dar kartelį. Taigi šį antrą video aš noriu įrašyti su tikslu truputį paaiškinti, iš kur atsirado šis mokymas apie kreipimąsi, galimybę kreiptis įvairiausiais klausimais dangiškuosiuose teismuose. Yra internete ir krikščioniškam pasaulyje yra ne vienas mokytojas būtent šitokio maldos būdo, bet aš konkrečiai jau mokiausi pas Valerij ir Greg Kurjata arba Kuržata, kanadiečiai, kurie šį mokymą pradėjo gana senai. Gregas jį išvystė iš savo asmeninio bendradarbiavimo su šventąja dvasia. Ir žinoma, viskas yra pagrįsta šventuoju raštu, per kurį aš taip pat vesiu tuos, kuriems tai aktualu ir įdomu šių video serijų eigoje. Taigi aš jums pristatysiu kanadiečiai, kurie šį mokymą pradėjo gana senai. Mano mokytojus, iš kurių aš išmokau šios maldos galimybę. Taigi Valerij ir Greg Kurjata turi savo Facebooką, turi savo internetinį puslapį ir taip pat turi savo YouTube kanalą. Nuorodos į visus šiuos socialinius tinklus ir jų paskyras pridėsiu po šio video komentaruose. Kas mokotės anglų, kas žinote, pažįstate gerai anglų kalbą, galite dalyvauti jų mokymuose. Jų yra ne vienas online, kai kurie mokami, kai kurie nemokami. Ir taip pat yra vienas iš jų būdų darbo, tai yra 5 dienų išganymo toksai challenge'as, iššūkis, ar ne, per kuriuos jie pateikia tikrai daug geros medžiagos, kurią būtent aš ir dalinsiuosi šių video serijų metu, norėdama jas pristatyti lietuviškai auditorijai, tiems, kuriems angliškai yra neprieinama tokia informacija. Taigi, jos galite nesunkiai rasti internete, įvedę jų vardą, pavardę, arba, kaip matėte prieš tai dalyje, įvedę JCH internete, galite rasti jų puslapius. Ir štai čia aš pristatau jų tokią pagrindinį šūkį, sakyčiau, kuriuo jie sako, kad daug problemų jūsų gyvenime gali būti išspręsta, gaunant dangiškojo teismo sprendimą. Ir jie remiasi Luko 18 skyriaus nuo 1 iki 8 eilutės Biblijos ištrauka. Ir pabaigai kartu pažiūrėkime, kągi Jėzus sakė tam Luko 18 skyriuje. Šis skyrius kalba apie įkyrios prašytojos palyginimą. Jėzus pateikė tokį palyginimą savo mokiniams. Taigi Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo: viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesitrovėjo žmonių. Taigi čia aiškiai matome, kad Jėzus kalba apie teisėją. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad, ko gero, ji manęs neapkultų. Ir viešpats pridūrė: įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti. Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės, bet ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą. Taigi sekantis mano video bus, kaip mes galime pritaikyti šią rašto vietą, apginti mūsų bylą prieš aukščiausią teismą, tokį aukščiausiai, kad aukštesnio nėra, nes jis yra dangiškasis teismas ir ką šis teismas nusprendžia, visiems yra privaloma įvykdyti. Taigi, iki sekančio susitikimo.